Labas rytas. Šiandien susitinkam ryto meditacijai, 15 čakrų meditacijai. Ir šiandieninė čakra yra trečiosios akies čakra. Visi turbūt žinot, kur yra trečioji akis, jinai yra čia, tarp antakių. Ir einant sąmoningumo keliu, kartas nuo karto trečiosios akies vietoje gali būti jaučiamas netgi ir tempimas, skausmas. Žodžiu, tai rodo irgi, kad trečioji akis aktyvuojasi. Šiandien aš pasirinkau kristalą akvamariną. Jūs irgi pasirinkit, kas norit, kokį savo mėgstamą kristalą, kurį prijungsit prie trečiosios akies energetikos ir dėsit į tą patį tinklelį, kurį mes pradėjom nuo pačios pirmosios čakros. Gerai, jeigu pasiruošę, užsimerkiam, giliai įkvėpk ir iškvėpk, rankose laikyk kristalą, kojomis tvirtai stovėk, arba tiesiog pėdos, kad būtų tvirtai įremtos, padėtos ant žemės, nesukryžiuotos. Esi tvirtam ryšy su žeme, tvirtam ryšy su visata. Giliai dar kartą įkvėpk ir visą savo dėmesį sukoncentruok į trečiąją akį. Ir kiekvienu savo įkvėpimu ir iškvėpimu stebėk, kaip jinai dabar plečiasi, atsiveria. Trečioji akis tai aiškiaregystė, ateities matymas, vizijų matymas, naujos idėjos. Dar kartą giliai įkvėpk, iškvėpk. Ir matyk priešai save 15 angelų, arhangelų, aukštesniųjų mokytojų, kurie yra atsakingi kiekvienas už atskirą čakrą, energetinį kanalą. Ir matyk, kaip iš tos komandos 15 būtybių prieina viena, kuri yra atsakinga už trečią akį. Ji prieina prie tavęs, stovi priešais tave, apgaubia tave nuostabiu energetiniu šydu. Gali paklausti, koks jos vardas. Matyk spalvas, vibracijas. Ir dabar stebėk, kaip ta būtybė, angelas, priveda tave prie durų, trečiosios akies durų. Ir jas atveria. Ir per tas duris tu pakyli į aukščiausios visatos serverį, informacinį lauką, kur yra visa išmintis, žinojimas, idėjos, unikalios idėjos, genialios idėjos. Idėjos skirtos tik tai tau, kurias tu turi pasiimti, atverti, įžeminti fiziniam lygmenyje. Pajus, kaip tu esi tame energetinėme lauke, informacinėme lauke. Ir tu pritrauki tai, kas tau yra svarbiausia šiuo metu, šiame gyvenimo etape, šiandien. Visą informaciją, kurios tau reikia, idėjas. Aš esu atviras naujoms idėjoms, aš esu atviras naujoms idėjoms. Aš priimu išmintį, aš priimu išmintį, aš priimu protą, aš priimu informaciją, kurią man reikia turėti, žinoti. Aš esu išmintingas, aš esu išmintingas, aš esu išmintingas. Aš atpažįstu išmintį, atpažįstu man siunčiamą informaciją. Aš moku ją atpažinti. Aš moku ją suprasti. Aš moku ją iškoduoti. Ir dabar matyk, kaip šviesos būtybė
nuveda tave ant kalno, aukšto nuostabaus kalno, ant kurio stovėdamas tu matai visą savo gyvenimą. Tu matai jį per atstumą. Tu matai iš aukštesniojo aš pozicijos. Galbūt tu turi pasirinkti kažką dabar. Tas, kas tau galbūt turės įtakos ateityje. Galbūt stovi sankryžoje ir nežinai, ką pasirinkti, nežinai, kokį priimti sprendimą. Labai svarbu, o galbūt labai paprasta. Jeigu tau būna parodytas vaizdas arba jausmas arba mintis, kas tau yra geriausia šiuo metu, šiame gyvenimo etape, kokiu keliu eiti, ką pasirinkti, kaip atpažinti, kas yra tavo ir kas yra ne tavo. Būk atviras tą informaciją, kurią tu gausi dabar. Galbūt ne viską tu atpažinsi, bet pasąmonės lygmenyje visa tai jau bus atsiųsta tau koduotės principu. Tiesiog pajausk, pamatyk, išgirsk ir priimk tai, kas yra duodama tau čia ir dabar. Ir visa ta informacija, kurią tu gauni šiandien, tegu susinstaliuoja tavo kristalą, kurį tu turi rankose. Ir tegu įsižemina tavo žemės čakroje. Tegu įgauna fizinį pavidalą. Tegu pereina iš energetinio lygmens į fizinį lygmenį. Ir tavo trečiosios akies kristalas dar labiau išsiplauna ir išsivalo dieviškoje energijoje. Tu dar geriau pradedi matyti, žinoti, kas tau yra geriausia, kokiu keliu eiti, ką daryti ir ko nedaryti. Pabunda tavyje esanti intuicija, aiškiaregystė, žinojimas, vidinis pajautimas, mokėjimas atpažinti, išgirsti visatos balsą, visatos informaciją. Mokėti atpažinti, išgirsti, mokėti išjungti pasaulio triukšmą ir įjungti visatos kanalą, kuris kalba tyliai, bet labai aiškiai ir užtikrintai. Aš žinau, kas man yra geriausia, aš žinau, kas man yra geriausia, aš žinau, kas man yra geriausia. Ir aš renkuosi eiti savo keliu. Aš renkuosi savo sielos kelią ir aš žinau, kokiu keliu eiti ir ką aš turiu daryti. Pajus, kaip visa informacija, energija iš šaltinio, tiesiai iš šaltinio, liejasi į tave, pripildo tavo širdį, tavo kristalą ir tavo žemės čakrą, kuri pradeda plėsti, spinduliuoti, tu pajunti pėdose vibracijas. Ir žemės čakra išsiplečia taip, kad jie apgaubia visą tavo energetinį lauką. Tavo kristalas pradeda vibruoti, priimti visą informaciją, tą, kurios reikia tau čia ir dabar.
Ir kai tu padėsi tą kristalą į bendrą tinklelį, čakrų kristalų tinklelį, visi jie kartu susijungs į bendrą didelį tinklą, energetinį tinklą. Ir jie siūs tau informaciją, tos, kurios tau reikia labiausiai čia ir dabar. Ačiū, kad buvai šiandien meditacijoje, nuostabios tau dienos ir susitiksim rytoj 9 val. Šitoj grupėje ryto meditacijos. Iki.